kažkokių feikinių mokytojų gali padaugėti, kažkokių ekspertų iš kažkur tai atsiradusių, kažką kalbančių neaišku ką, taip. Todėl reikėtų vis dėlto atsargiau su informacija, kurią jūs gaunate ir su žmonėmis, kuriais jūs pasitikite. Jupiteris dvynių ženkle bus iki 25 metų birželio, taigi kažkur tai metai ir dar kelios dienos. Tai, ką patarimas? Filtruoti viską, stebėti tos žmonės, kelti, ir toks, gal sakyčiau, geras momentas kelti savo ekspertiškumo lygį, todėl kad informacijos bus apstu, tik labai svarbu ją tinkamai pasirinkti ir atfiltruoti. Todėl gero mums lengvumo, gero mums ekspertiškumo, gero mokymosi, lygiai taip pat dvyniai kalba apie mokymasi, studijas,